Romantizmas. XIX amžius dažnai vadinamas romantizmo epocha. Nors netolygiai reiškėsi skirtingose meno rūšyse, romantizmas išties buvo vyraujantis XIX amžiaus stilius. Tačiau romantizmas tai ir pasaulėžiūros reiškinys, įtakojęs XIX amžiaus filosofiją, politiką, teisę, gamtos mokslus, meną, religiją. Mene romantizmas pasireiškia giliausiai ir plačiausiai. Bet romantizmas kaip epochinis meno stilius yra toks nevienalytis ir įvairus savo meninę kalbą, formomis ir žanrais, jog nekartą teigta, kad romantizmo kaip vieningo meninio stiliaus išvis nebuvo, arba geriausiu atveju jis egzistavo tik XIX amžiaus pirmoje pusėje. Svajonės ir tikrovė, idealas ir realybė – esminis romantizmo epochos prieštaravimas. Jis matomas gyvenime, politikoje, filosofijoje ir žinoma mene. Svarbiausios romantikų kūrybos idėjos ir temos visų pirma susijusios su idealo siekimu ir ieškojimu. Romantikai svajojo apie vieningą pasaulį, harmoningą dvasios ir gamtos, vidaus ir aplinkos gyvenimą, o matė ir patys rodė pasaulio ir gyvenimo skilimą, kuris vyko jų pačių sąmonėje. Romantikai žavisi gamta kaip amžinybės ir paguodos simboliu. Gamtos paveikslų tarpe vyrauja nakties peizažas, miškas, kuriame pilna netikėtų ir nuostabių dalykų, sutemos ir prieblanda, su ilgesingo liūdnumo, švelnumo dvelksmu, mėnesienos burtai ir vienatvė, gėlės, jūroje vilioja balta vieniša tolima laivo burė, mėgstama spalva – mėlyna. Dabarties gyvenimas romantiko nevilioja, jis veržėsi į erdves ir laiko tolius. Romantizmo mene jaučiamas vidurinių amžių pasaulėjautos ir motyvų renesansas. Romantikų žavėjo riterystės idėja, tarnavimas moteriai, ideali meilė, kelionės, nuotykiai. O draugė ir pamaldi sudvasinta Dievo meilė, atsiskyrėlis tylioj celiai, paslaptingas vienuolis, pagaliau vidurinių amžių gotiškasis menas. Romantikų kūrybos ir meno temos – tai įvairiausios žmogaus ir pasaulio, realybės ir idealo būties peripetijos. Kiekvieną temą ir meninio vaizdo motyvą romantikai traktuoja dvilypai. Meilė yra ir laimės, ir kančios šaltinis. Mirtis yra ir tragiškos baigties, ir išsivadavimo iš žemiškų kančių simbolis. Naktis ir gąsdina, ir priglobia menininko vienatvę. Vienatvė ir skaudi, ir vienintelė tikra palydovė.